skaidrių atsiradimas su tam tikru efektu. Spaudžiate Transitions ir čia galite pasirinkti, kaip skaidrės atrodys per projektorių ar panašiai jas rodant. Tiesiog pasirenka tam tikrą skaidrę ir galite parinkti efektą, kaip jinai atsiras ekrane, ar tai jinai tiesiog išlys ekrane iš kairės į dešinę, ar jinai iš dešinės į kairę, čia visą tai galima pasirinkti. Tarkim, pasirinkus Flash efektą ir paspaudus F5, jinai atsiranda su tam tikru efektu. O jeigu, tarkim, pasirinktumėm Split efektą, paspaudus vėl F5, jinai tiesiog jau atsiranda pagal kitą efektą. Galima šitai skaidrai. Galim parinkti kitą efektą, dar kitai skaidrai, dar kitą efektą ir šitai skaidrai, dar kitą efektą. Ir taip pat paleidus skaidrę su F5, keliaujant į sekančią skaidrę, jinai atsiranda visų kitų efektų.